atvežė man štai tokią gražuolį ratą, turi kelias problemas. Karboninis ratlankis, gera stebulė, DT Swiss, straight pull, tiesioginio stipinavimo ir kas šiuo konkrečiu atveju yra kritiškai svarbu, karboniniai stipinai. Kame čia bus bairis? Karboninių stipinų įtempimą pamatuoti su matuokle, kurią mes naudojam tokią. Jokių lentelių nėra, nes plienas ir karbonas yra visiškai skirtingos medžiagos, kitaip veikia, žodžiu, kitokia fizika. Ir va šito įrankio naudot negali. Dar mačiau, liktai sukasi su šiokiu tokiu kiaušiniu. Jo, yra kiaušinis ir kaip garsiai dirba. Ir asimetrinis ratlankis, tai stipinų skylės yra išneštos nuo centro labiau į vieną pusę ir yra taisyklė, pagal kurią reikia orientuotis priekinį ar galinį ratą. Ir štai čia panaudotos stipinų galvutės, tikriausiai nesimatys jums. Va, matot, jos tokios ne visai plokščios, jos išlindusios ir tam reikalui yra specialus įrankis. Va šitas va. Kvadratinis. Ne šešiakampis, o būtent kvadratinis. Įvairių tų galvučių būna. Va. Puiku, viskas super gerai. O šalia, kur jau stipinas yra į kitą pusę, neįsistato. Nes turėtų būti skylės sugręžiotos, šiuo atveju nesugręžiotos į karboną, negręžiojo tikriausiai gamybos metu, bet turėjo būti viena orientacija į vieną pusę, kita orientacija į kitą pusę, nes asimetrinis, o stipinai galvutės eina vienos taip, o kitos taip. Tai čia kas antras. Čia va tiesiai tvarkoja, čia jau neįstatysi. Čia tiesiai tvarkoja, čia jau neįstatysi. O kaip mes pamatuosim įtempimą? O tam, kad pamatuoti įtempimą, reikia susikalibruoti šitą įrankį. Matuosim su šituo, bet reikia, kaip ten techniškai, yra terminas. Parašykit komentarą, kaip vadinasi įrankių visų įrankių įvairiausių matavimo, kalibravimas, o kitaip dar tariant, metrologija va. Tai va, kalibravimui yra specialus įrankis. Čia yra mano savadarbis, bet funkciją atlieka puikiai. Įsistatysim karboninį stipiną ir padarysim su svarstyklių pagalba realų įtempimą 120 kg, 130 galima daryti, bet ant karboninių ratų čia jau tokia labiau riba, o norma nuo 100 iki 120. Tai 120 ir pamatuosim. Kai padarysim įtempimą 120 kg ar kitaip 1200 Newtonų, pasimatuosim tą įtemptą stipiną su tenzometru ir tada matysim, kiek turi rodyti šita va skalė ir tada darysim ratą. Taigi va, 0 ir stipinas gan storas, tai su paprastu rakteliu sunku jį čia pričiupt, plius dar reikės mums jį laikyti.
Taip, stiprinai aero, todėl reikia laikyti. Įvairius tokius darbus, kur įtempimas, pjovimas, šokiniai dirbam. Karboniniai stiprinai dar yra nelabai geriausias, ne visai geriausias pasirinkimas, nes neelastingi kaip plienas. Tai ratai gaunasi kieti, jo, okei, viskas taip kaip norim, bet stabilumui tai turi įtakos, kai ratas yra gniuždomas ant smūgių, prie didelio svorio, tai stipinas vietoj to, kad kompensuotų tą sugniuždymą, jisai atsipalaiduoja, nes jisai neelastingas. Ir kai atsipalaiduoja, tada atsiranda rizikos nestabilumo ratoj. Čia teoriškai. Ir dabar pasikreipsiu, kad būtų patogiau. 123 ir taip. Kągi tu čia mums parodysi? Pagal skalę 55. Tai va, tai dabar mes žinom, kad kai įrankis rodys 55 vienetus, įtempimas bus 122-123 kilogramai. Taigi, ratą suvaržysim atitinkamai. Viskas.